tai gera jūs buvo turėti. Patvyko ir jūra, ir mišku. O dabar kelkime truputėlį arčiau Vilniaus. Noriu pakviesti kitą pranešėją Tadą. Irgi su mokiniais iš Melkio mokyklos. Tadas yra Melkio mokyklos steigėjas ir vadovas. Ir papasakos šiandien apie keistenybės. Kažkiek profesorius buvo užsiminęs, kažkiek kiti pranešėjai. Ačiū, kad atvykote. Sveiki visi. Esu Tadas, Melkio mokyklos vadovas, vienas iš kūrėjų mokyklos. Šiandien esu ne vienas, labai džiaugiuosi, kad sutiko dalyvauti moksleiviai. Ūla, 10 klasę šiemet baigianti. Martynas, baigiantis 9 klasę. Sofija, baigia 8, irgi baigė šiemet. Tai šitie vaikai yra nuo pirmos klasės mūsų Melkio mokykloje, tai man asmeniškai labai smagu matyti, kai nuo to visų mažiukų užaugo. Ir dabar žiūri, ką turi, kaip sakant, gali įvertinti, ar čia gerai mes čia tos vaikus ugdom, nelabai, ar čia mums sekasi, ar nesiseka, tai žiūrint į juos esu visiškai ramus. Ir kaip esu kažkada sakęs, tikrai žinau, kad klaidos nepadarėme. Eksperimentuodami, bandydami ir tiesiog iš impulso, iš širdies, darydami tai, kas atliepia. Tai šiandien tokią keistą temą pasirinkau, gal ne tiek, kad keistą, turbūt čia visi apie tą patį panašius mokyklos kitų klausau ir suprantu, kad mes tokie patys. Kol klausau profesoriaus Skurvydo ir galvoju, Dieve, kaip gerai, kad yra kažkas, kas įprasmina tai mokslo kalbą, nes tokie praktikai daugiau intuicija vadovaujamės. Arba gal, kaip kad Kinga pasakė, moteris, mamos, kurios kuria tokias iniciatyvas iš noro kurti. Mes vyrai kaip silpnesnė grandis šiuo atveju esame, kurie linkę labiau sugriauti, tai labai džiaugiuosi, kad yra tokių vyrų, kurie palaiko mamų iniciatyvas, čia aš apie save turbūt. Tai tema yra tokia, kad Melkio mokyklos keistenybės. Pasirinkau tokią temą, norėdamas truputėlį apžvelgti kelis tokius mitus, galbūt ar keistenybės. Kokį klausimą dažnai išgirstame, kad iš žmonių, kurie atvažiuoja į mūsų mokyklą, tokia kyla kas čia jūs tokie, kažkokie keistuoliai, kažkokie gal dar kokį sinonimą riebesnį panaudoja kartais. Ir vis bandai įrodyti ar papasakoti, kas čia mes tokie, kuo mes čia išsiskiriam ir kodėl iš vis reikia čia mums išsiskirti, ta prasme. Kas tie reiškiniai ir situacijos, kurios čia vyksta pas mus mokykloje. Tai su vaikais truputėlį apie tai papasakosim. Tai ar jos keistos, ar jos atrodys jums keistos, tai jums patiems spręsti, manau, kad ne vienam iš esančių nepasirodys tai keista. Tai šiek tiek istorijos. Esame nuo 2014 metų, tai šiemet jau 11 metus gyvuojame. Jau pernai esame išleidę pirmą laidą. Šiemet laikė egzaminus, irgi mes čia visi susiję, mano dukra laikė egzaminą Aušros mokinta iš Valdorfo. Tai žodžiu, visas tas ratas sukasi. Nuo 14 metų, 11 metus, kaip sakant, augam, truputėlį augam, ramiai augam, nuo 6 vaikų iki 130, kitais metais kiek turėsim daugiau. Turime iki mokyklinių 2 grupės, turime pagrindinę mokyklą iki 10 klasės ir klasės nėra didelės, tuomet džiaugiamės ir nenorime jų didelių turėti, matome tai kaip labai didelį privalumą. Kaip minėjau, tėvai įkūrė šitą mokyklą ir kūrybingų mamų iniciatyvą. Ir įvairūs galbūt motyvai buvo ją įkurti, bet jie visi labai turi bendrą kažkokį tai vardiklį.
vieniem ryšiam su gamta, kitiem daugiau individualizuotas požiūris į vaiką, kitiem toks tiesiog galimybė matyti savo vaiką dažniau. Būdavo irgi vienas iš tokių, kaip sakant, motyvų, nes kaip suprantat, kad vaikai tikrai labai daug praleidžia laiko mokykloje, grįžta namai, mokykla, tėvai retai juos pradeda matyti, tai yra nemažai pas mus tėvų, kurie net dėl tos priežasties dirba mokykloje, kad matytų savo vaikus. Vaikai labai greit užauga, išeina ir kažkaip žiūrim, kad liekam vieni. Tai va. Tai neslėpsiu, kad aišku, idealizmo buvo daug, dabar susidurėm su realybė. Realybė kartais truputėlį rodo ragus. Norisi išlaikyti tą idealistinį požiūrį toliau. Tai va, šiandien dar pakalbėsim tokį, pasakytų apie tuos mitus, vaikai maudosi. Peršokam. Arba kažkaip nebūtų. Gerai, pradėsime šitam. Vaikai gyvena šiltnamio sąlygomis, kas bus, kai jie išeis į pasaulį. Čia jeigu šitą dėlį, atsiprašau. Pirma nesimato. Tai, žodžiu, vaikai maudosi eketėje, jie ten nieko nesimoko, vaikai gyvenama šiltnamio sąlygomis, kas bus, kai jie išeis į pasaulį. Tai tokie pagrindiniai, tokie 3 klausimus išskyriau. Pradėsim gal, kaip mes ten, kuo mes ten lendam į tą eketę, Ūla. Tai pas mus Velkio mokykloje kiekviena diena prasideda nuo sporto ir grūdinimosi. Tai kiekvieną dieną vaikai susitinka su mokytojais, pasisveikina vieni su kitais, vieni su draugais ir pradeda mankštą. Po mankštos, šiaip mankšta būna tai sportas kaip bėgimas, bėgam krosą arba žaidžiam visokius kitokius sportinius žaidimus. Po to einam grūdintis, tai vaikams yra šiaip daugiau vaikams sukelia streso ne pats grūdinimasis, o tai, ką reikia prieš tai padaryti. Tai persirengti, susitvarkyti, pasiruošti, nepavėluoti pusryčius, visokie tokie dalykai sukelia daugiau streso negu pats grūdinimas. Taip pat jie gali dar basom pavaikščioti po šlapią žolę, tai irgi skaitosi. Tai kiekvieną kartą, kai išeina vaikai grūdintis, jie tampa tokie draugiškesni, jie pasidaro kaip viena komanda pilna. Jie pradeda labiau pasitikėti savimi, gali priimti didesnius iššūkius patys ir pradeda pasitikėti savo mokytojais taip pat, nes vieni kitiems labai padeda. O mums kaip mokyklai, neslėpsiu, tikrai tai yra iššūkis ir 10 metų tai daryti, tai nėra taip paprasta, kaip sakant, tą išlaikyti yra reikalų, reikia pastangų. Mažiau kyla tų klausimų tėveliams, kodėl tą reikia daryti, nes mato užaugusius vaikus, mato pavyzdžius, mato įkvepiančius mokytojus. Mokytojai irgi toks kaip atrankos kriterijus, tai yra sąlyga ateiti dirbti. Tai irgi tam tikras toksai. Tai matome labai daug naudų ir kažkokio šalutinio poveikio per 10 metų tikrai neįžiūrėjome. Gal per visus tuos metus gal turėjom tik vieną vaiką, kuris dėl fiziologinių dalykų negalėjo to daryti. Buvo tiesiog ypatingai kūdas, gal taip pasakysiu. Tai ten jau daktarai uždraudė. Bet iš esmės tai nėra tokio vaiko, kuris to negalėtų daryti, palaipsniui nuosekliai vedami mokytojų ir geros tokios valios, to džiaugsmo impulso. Tai va. Liepia nieko nesimoka. Sofija, kaip ten pas mus mokslai? Kaip ir kitose mokyklose, mes, Velkio mokyklos mokiniai, mokomės pagal bendrojo ugdymo programą, dalyvaujam nacionaliniuose patikrinimuose, vykdome metinius projektus, atsiskaitome už socialines darbus. Taip pat
šių metų ketvirtokų ir aštuntokų NMVP rezultatai mūsų viršijo Lietuvos vidurkį, tai tikrai galime tuo pasidžiaugti. Ir taip pat iš mūsų mokyklos yra mokinių įstojusių į gan stiprias gimnazijas, kaip Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Panevėžio Juozo Pačikonio. Ačiū. Tai va, o mes drįstame sakyti savo tėvams, einančioms naujoms šeimoms, kad drįstame sakyti, kad akademiniai pasiekimai nėra mūsų pagrindinis prioritetas. Manau, kad užtikrinus tokius bazinius vaikų poreikius, saugumas, ryšys tarp bendramžių, tarp tėvų, miegas tas pats, laisvas žaidimas, maistas geras, juos sudėliojus tie akademiniai dalykai ateina paprasčiau, lengviau ir mes tikrai išeinam tą bendrą ugdymo programą, kaip sakome. Tai va. Dar. Tai kas bus, kai jie išeis į gyvenimą, į pasaulį. Tai mokyklą renkasi tėvai, sakyčiau, drąsūs tėvai. Į mūsų mokyklą renkasi vienas dalykas, kad jinai yra toliau nuo Vilniaus, reikia kai kam atvažiuoti toliau. Renkasi tėvai, kurie turi tam tikrų iššūkių, galbūt su savo vaikais, kuriem yra jautriau, galbūt bendrosiose mokyklose. Renkasi, kaip sakant, ir dėl to, kad šitoje mokykloje mes patys aktyviai, kaip ugdytojai, kūriam savo vaikams iššūkius. Manom, kad jų tikrai reikia to platesnio spektro. Ir jau vien tas sportas ir tas grūdinimas, jis jau irgi yra šeimai tam tikras, kaip sakant, atrankos kriterijus, kurie jau turi jau pralipti. Tai yra ką veikti, kaip sakant, šeimom. Ir šiaip daug skiriame dėmesio ugdymui, vaikų savarankiškumui, atsakomybei. Tai ką mes darom? Tai mes metų pradžioje patys nusilipdome molinius dubenėlius, kuriais visus metus rūpinamės, iš jų valgom. Taip pat patys plauname savo indus, renkam būdinčius, kurie plauna bendrus indus, palaiko klasės tvarką, žiemą, jeigu yra kokios sniego įnukasa. Ir taip, turime tokią svarbią, manau, mūsų mokyklai tradicija yra, kad valgome kartu klasėse, prieš kiekvieną maistą susikimam rankom, dėkojam ir toks dalykas pusrytis, tai tasai buvo, kad visi atsiranda. Dėl to dėkojimo dar pridursiu, kad kažkaip labai smagu matyti vaikus, žinot, kai vaikam nukrauni stalą, jie pamato, kokios ten gerybės sudėtos, jie visi puola ir ima. Tai mes šitą labai momentą stengiamės išlaikyti ir ta pauzė yra tikrai tokia dovana, ką gebame padaryti, tai tas susikibimas rankomis, palaiminimas, ta momento išlaikymas, tas persijungimas iš vieno veiksmo į kitą, vaikus kažkaip tais labai stabilizuoja, nebelieka tokio konkurencijos, nebelieka varžymosi, tai šitą praktiką labai taikom visuose dalykuose, perėjimų iš vienos veiklos į kitą, šiek tiek stabteli. Taip, o šiaip vaikai patiria pas mus labai daug, kaip sakant, visokių iššūkių su edukacijom, su išvykom. Esame patyrę tokius dalykus, kad vaikai tikrai turi labai didelės galimybės. Atsimenu, 3-4 klasių vaikai su mokytoja keliavo į žygį, kur per dieną nuėjo 28 kilometrus. Nebuvo tai kažkoks tikslas specialiai, tiesiog taip gavosi. Ir mokytoja ten jau buvo kojas, beveik jau rankos kojas atsijungusios, vaikai pailsėjo 10 minučių ir vėl toliau žaidė gaudynių. Ta prasme, mes neįvertinam jų kažkokio potencialo, kažkaip sudedam juos į kažkokias lentynėlės kartais ir galvojam, kad jie čia jau pavargo, čia per daug, čia dar kažkas. Tai tavo motyvacija, čia gal moksliškai pagrįs, kodėl, kai tai yra svarbu ir kai yra įdomu, ant kiek tas potencialas auga vaikuose. Tai va, o dar mes tam išvykų turim. Taip. Pas mus yra atsiradusi tokia gan nauja tradicija, kad 7-8 klasiai
vaikai patys savo organizuoja tokį projektą kelionį į kitą šalį. Tai išsirenka patys šalį, viską organizuoja, nuo kur nakvos, iki skrydžio bilietų, iki ką ten veiks. Derina su mokytojais, nes pamokos vis tiek kelionės metu kitoje šalyje vyksta. Ir svarbiausia, tai patys turi užsidirbti visai kelioniai pinigus ir finansuoti visą kelionę. Tai manau, šitas kelionės projektas ne tik ugdo atsakingumą ir savarankiškumą, bet ir leidžia patirti pasaulį su klase už mokyklos ribų, leidžia gal netgi pasimatuoti, ten taikyti suaugusio balsus, kas manau ypač paauglystėje yra labai vertinga. Ir jeigu išmoko dar suklysti ir suklydus, kaip suktis iš situacijos ir tiesiog tokios, kaip sakiau, ir savo kitoniškumą ir savarankiškumą. Ir orientacinius mes. Taip, mes turim, kas mėnesį turim orientacinius ir orientacinius, aišku, ir tiesiog orientavimas įlaviname, bet tuo pačiu jie mus moko prisitaikyti, pajusti, gal net apčiuopti tokią naują, nepažįstamą, kam gal net nejaukią aplinką, kad ten būtų pieva, būtų miškas. Ir moko nesureikšminti dalykų kaip sušlapimas, ar ten išsipurvinimas, ar kojas ten truputį nusidrosinimas. Moko, aišku, dirbti komandoje su įvairiausiais žmonėmis ir vėlgi moko suklysti ir gal pasiklysti. Pasiklydusių irgi yra buvę, ieškojom. Ir dar gal keletas momentų iš to mūsų patyriminio tokio gyvenimo mokyklos. Nežinau, viena mokytoja sakė, koks šitas išskirtinis mūsų bruožas, tai vienu sakiniu, tai mes gamtoj, mes tiesiog kaime, jau tai daug ką apibrėžia, tas realybės jausmas, tas gamtos jausmas, natūralumas, jis jau neša džiugesį, jis jau nuima nemažai įtampos. Tai mes turime tokį, kaip sakant, prabangą, šiuo atveju sakyčiau prabangą. Ir yra tėvų, kurie netgi važiuoja 40 km į vieną galą, kad atvežtų savo vaikus. Ir sakom, čia jau gal jums bus truputį tolokai, gal yra ten arčiau. Ne, sako, čia normaliai be kamščių maždaug pirmyn atgal laisvai suvažinėjom. Tai šeimos kooperuojasi, bet tikrai nemažai važiuoja ir 30 km yra neriba. Tai tas kaimas, kaip sakant, turi tos vertės ir kitas momentas yra toks, kad daug šeimų gyvena sodybose ir tiem vaikam perėjus iš namų į mokyklą, jie nejaučia atskirties, toks kaip pratęsimas, tarsi ta pati realybė, ta pati socialinė aplinka, tik galbūt platesnis mastas. Tai ką dar turim? Pas mus pradinukai turi mažą tradiciją pasisveikinti kiekvieną rytą su savo augalu. Tai vaikai išsirenka augalą, kurį stebės ir prižiūrės visus metus. Taip pat vaikai dar eina švarinti miško arba pas kaimynus į ūkius, ožkų, alpakų pažiūrėti. Vaikai Merkio mokykloje jaučiasi labai laisvi, kad turi tą laisvę ir tokią žemę po kojomis ir jie tikrai dažnai būna basi. Ir viso to priežastis yra, kad jiem patinka būti be batų. Jie kartais tiesiog tingi užsidėti batus, kad pereiti į kitą erdvę. Ir taip, ir buvimas be batų labai masužuoja pėdas, labai gera ir pros šlapia žolę, tad labai rekomenduoju. Jau užsiminė šiek tiek apie erdves, tai pratęsim. Pas mus erdvės, sakyčiau, yra labai unikalios, jos visos taip nėra vienas didelis pastatas, jos labiau kaip maži jaukus namukai. Mes tenai visko, ko reikia, turim, visko, ko reikia mokymuisi ir man čia asmeniškai, kas labai patinka apie šitas erdves, tai kad pas mus labai daug langų.
Jeigu tenai va, trečias pastatas, matot, yra visa siena langai. Tada dar, kaip sakiau, kai kurios erdvės labai unikalios. Tai va, pavyzdžiui, tas autobusas, jisai nevažiuoja, jisai neveikia, bet mes jį naudojam kaip klasę, kaip erdvę mokymuisi. O tas vidurinis namukas, tai yra, kur mokytojai ilsisi nuo mūsų. Čia dar pridursiu, čia nėra mūsų visos erdvės. Dėl tam tikrų suprantamų priežasčių mes jų visų nerodom. Dar lauko žaidimai, tai aš sakyčiau, kiekvienam dirbančiui žmogui reikia pertraukų ir mes nesam išimtis, mes turim pertraukas ir mes jas leidžiame lauke. Mes turim savo stadioną, turim savo tinklinio aikštę, tai pavasarį, kur jau arčiau prie vasaros, einam žaisti lauke futbolą, tinklinį, kartais einam maudytis į tos pačius prūdus, kuriuose grūdinamės, nes jau šilta ir smagu. O žiemą, pavyzdžiui, žaidžiam su sniegu, statom sniego senius, sniego namus, arba čiuožinėjam ant ledo, ant tų pačių prūdų. Daug žaidimų vyksta gamtoje, čia fainas pasakymas. Tai vaikai mes beveik neturim, gal net iš viso neturim, pavyzdžiui, plastikinių žaislų savo darželiuose. Keli mediniai yra, bet labai daug žaislų nėra. Nes vaikai eina į lauką, vaikai apsirengia striukes ir vaikšto po laukus, mažiukai laksto, stato sniego senius, kaip vėl, turi ten jie smėlio dėžes ir viską, ko jie galėtų panorėti. Ir tada dar nenaudojam telefonų mokyklai čia nuo pat pradžios, kas, aš sakyčiau, nėra didelė problema. Gal kaip tik atvirkščiai čia yra pliusas dėl to, kad mažiau ekranų ir tai skatina tą išėjimą į lauką, nes tarp prie mūsų dar yra miškų, mes išeinam į tuos miškus, mes einam pasižiūrėti, kas ten įdomaus. Ir aš sakyčiau, telefonas blokuotų tą norą. Taip, norą, tą smalsumą, kūrybą. Taip, pas mus mokykloje gaminamas vegetariškas maistas, taip pat yra atskiras meniu veganams. Ir gaminamas jisai tikrai su labai didelė meilė. Ir virtuvėje jį gamina, mes matom, kaip jis yra paruošiamas. Ir taip pat pernai metais mes įvykdėme projektą štai šitą milkionėlį, kuriame dirba mokiniai, pardavinėja tą patį vegetarišką maistą. Ir atvyksta ne tik milkio bendruomenės į tą milkinėlį apsipirkti, bet ir iš miestų, iš kitur žmonės taip pat. Kaimynai pirkinėja. Džiaugiamės tikrai šviežiu maistu ir vietoje gaminam, tai labai didelė vertybė. Gerai mes ten maitinamės, jeigu ir kitas dalykas, kaip ir sakė, sena frazė, bet jinai mums labai tinka. Užauginti vaikų reikalingas kaimas, be tėvų iniciatyvos ir palaikymo tikrai nebūtume tiek laiko negyvuotume, be jų idealizmo. Ir mes skatiname tėvus įsitraukti į veiklas, ne tik susirinkimai, ne tik šventės, bet yra tikrai daug dalykų nuo to, kad jie ateina į klases, pasakoja apie savo darbus vaikams, apie hobius, lydi į ekskursijas, į keliones, poezijos vakarą, vaidinimus kūrė. Manau, kad daug tokių savitų mokyklų tėvai yra ta paspirtis, kurios tas variklis, kuris veda mus visus tą visą bendruomenį į priekį. Taip, čia yra irgi didelės talkos, bet kaip ir minėjau, daug talkų yra tarpuose, kur reikia tėvelių ir mamų rankų. Visą laiką būna taip, kad ir mokytojas susirga, pavyzdžiui, mes tiesiog prašome, kad ateikite iš tėvų padėti, pavaduoti, tai mes visą laiką randam tokių tėvų. Tai aišku, su tėveliais, kaip ir patys žinote, tai turbūt viena iš tokių sudėtingesnių temų mokyklos gyvenime. Mokytojų paklausus, kas sudėtinga mokyklai, dažnai mokytojai išvardina, kad bendravimas su tėvais.
Ir šitos bendrystės mums reikia mokytis, mes turim rodyti pavyzdį vaikams, kaip galima susitarti, kaip ieškoti taikaus sprendimo. Ir mokykloje kūrėme taikaus pasaulio vaizdinį, vaikams tas turi formuotis galvoje, tai ypatingai svarbu. Dar turime dvi pagal mane labai gražias tradicijas. Tai viena yra, mes kiekvieną savaitę, kiekvieną pirmadienį, visa mokykla, tai nuo didelių iki mažų, pirmokai ir suaugusiai ir mokytojai, visi susirenkam į didelį ratą stadione, susikimbam rankom ir sugėdam Lietuvos himną. Ir tada dar vasario 16-ąją mes turim tokią smagią ir gražią tradiciją vėl, kur vėl visi susirenka ir tėvai, ir mokytojai, ir vaikai. Ir mes visi bėgam krosą ir po to išsimaudome kitose. Tai čia tėveliams krikštas dažnai būna. Būna smagu pažiūrėti, smagi šventė. Ir kaip pasakė mūsų vienas mokytojas, Melkio mokykla tarsi šviesos sodas, kuriame auga mūsų vaikai. Bandom nerti į gylį ir atsitraukti nuo paviršutiniškumo, matyti giliau su viltimi, kad jų ateitis bus visako pozityvus rezultatas. Tai ačiū Jums visiems. Klausimus Vladui? Jeigu ne, tai gerai, ačiū labai, kad pasidalinot. Dabar kviesim mėgėjai bendražygiai, bičiuliai, draugai, Akademija gamtoje. Jūs išėmėte, ne? Ir tu išėmė? Ar tu grįžti? Labas, Danutė, ar girdi mane? Sveiki, sveiki. Ar jūs mus girdite? Girdim jūs. Kaip jūs jaučiatės? Klausia, Danutė, kaip jūs jaučiate? Mes norime išgirsti plojimus. Ačiū labai, mėlyjeji. Sveiki mūsų bičiuliai. Sveiki mūsų partneriai. Sveiki visi prieteliai, atskiri linkėjimai mūsų tarybos nariai iš Raseinių vakariai. Jeigu mes būtumėm žinoję, kad jai būtų pavykę atvažiuoti gyvai, tai būtumėm visą pranešimą įdėję. Iš tikrųjų mes labinamės, mūsų graži komanda, pamojuokim visi ir matomės. Čia mes susirinkę mokytojai, tėveliai. Ir šiandien turime labai gražią šventę, mokslo metų virsmo šventę. Ir pas mus jau dabar kuriamas kazanas, visus kviečiam po šitos konferencijos ragauti pas mus, atvažiuoti plovo. Nes jūs panašu, kad šiandien darbuojatės iš peties ir iš tikrųjų darote labai labai svarbų dalyką. Jūs laužiate ledus, jūs pionieriaujate labai svarbiose misijose. Nešant žinutę apie nevalstybinių, bendruomeninių, nedidelių mokyklų specifiką, apie mūsų iššūkius ir vertes. Ačiū labai, Danutė. Akvilė, ar mūsų interviu tęsi sutartų metodų, tu mūsų klausi ir mes kalbėti, ar mes draugiškai perdodam vieni kitiems mikrofoną ir pasakojam iš tikrųjų, kaip mes čia gyvenam? Tai pagrindinis klausimas yra, kaip jūs čia gyvenam? Tai suprantu, kad kaip mes čia gyvenam? Mes čia gyvenam ir puikiai ir linksmai. Gal trumpai apie tai, apie mūsų gyvenimo pradžią mes galim pasakyti, kad mes randamės vidury Lietuvos, mes esame iš Raseinių ir šiandien išleidžiam antrą ketvirtokų kartą. Išleidžiame labai šaunius, stiprius vaikus. Mūsų akademijoje yra 50 vaikučių. Savo veiklą, kai bendruomeninė mokykla, pradėjome prieš 4 metus. Pernai išleidome tada startavusius antrokus. O šitie vaikai mūsų puikiai integravosi valstybiniai mokyklai. Yra mokyklos garbė, mes taip tikimės, labai pažangus vaikai iš tikrųjų. Na, o
Manęs dažnai klausia, kai steigiau mokyklą, esu vienintelė šitos mokyklos steigėja, manęs klausė, ko daugiau turi drąsos ar naivumo, kad vidury Lietuvos, kur uždarinėjamos mokyklos, kur mažėja vaikų, kur nėra mokytojų, steigi privačią mokyklą. Tai nėra Kaunas ir Vilnius. Tada aš visiems atsakinėdavau, kad tai nėra nei drąsa, tai nėra nei naivumas, tiesiog yra misija. Aš pati esu 5 vaikų mama. Valstybei, Lietuvai, tėvyniai atidaviau 20 metų valstybiniai mokyklai ir dabar galiu leisti savo prabangą kurti tokią mokyklą, kurioje geriau jaustusi ne tik vaikai, bet ir mokytojai, ir tėveliai. Ir jie, matot, po kol kas dar šypsosi, kol aš dar čia kalbuosi, tai tikriausiai nemeluoju. Na ir šiandien mes pasidalinsim savo patirtimi iš tikrųjų, ką reiškia būti bendruomeninės mokyklos dalimi, kokias vertes mes kuriam ir kokias mes patiriame iššūkius, ar ne? Ir dar visai neseniai, Akvilė, tu pati žinai, kaip mes neseniai užbaigėm labai gražius dialogus su Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Ir kartu su Žaliąja mokykla, su kolegė Indrė, mes buvome garbingai pakviesti ministrės dalyvauti darbo grupėje, kalbant apie higienų normas, ar ne, nes šiandieninė aktualija, kada mes mokyklas sparčiai keičiasi nuo tų laikų, kada pokario metais jinai buvo įsteigta, iš tikrųjų labai sparčiai keičiasi ir visuomenės poreikis tokiom mokyklom didėja. Reglamentuojantis dokumentai, teisės aktai, jie nespėja eiti paskui. Ir iš tikrųjų išgyvename mes iššūkius. Ir šiandien dienai iš tikrųjų apie tai, ką kalbam, apie šitas aktualijas, jau kai kurios mokyklos ne pirmą dešimtmetį gyvena, ar ne? Tai ir mes matuojamės, ar mes būdami vidury Lietuvos matuojamės, ar mes toli iki Vilniaus ir Kauno. Jūs, Vilniečiai ir Kauniečiai, matuojatės, ar jūs toli iki Europos. Ir toj pačioj darbo grupėje, kurioje mes šiandien jau kalbam apie tai, kad didžiulis įvertinimas, kad ir ministerija, ir kitos svarbios institucijos kalbasi su mumis ir diskutuoja apie mūsų vertes ir iššūkius. Tai mes kalbėjom apie tai, kad labai mes Lietuvoje išgyvenam dar tą tokį posovietinį šleifą ir švietimas kaip sritis tikriausiai privatizuojasi vėliausiai. Jis toks kaip šleifas po visų verslų ir pelningų projektų. Ir Lietuva išgyvena vaikų mažėjimą, išgyvena pedagogų trūkumą, niekas šitą socialinį verslą nebrenda, nebent tai turi kažkokią privačią misiją. Ir mes, kalbėdami toj pačioj darbo grupiai, tiesiog pajautėm, kad labai daug dar yra tokios, sakykime, kontrolės ir nepatirties, kaip elgtis su mumis mažomis bendruomeninėmis mokyklomis, kurios turi specifinį švietimą, netradicinį švietimą, turi norą dirbti pagal netradicinę ugdymo koncepciją. Ir aš labai palinkėčiau, matuodama mus, ar mes toli nuo Europos, nuo kitų patirčių gražių, nuo pirmaujančių mokyklų, kad vis daugiau pasitikėti mumis ir kuo daugiau tiesiog leisti įgalinti, mums įsigalinti, prisimti atsakomybę už netradicinio ugdymo organizavimą, už jo, sakykime, metodus, kuriuos mes pasirenkame. Ir kad mes galėtumėm tarp reglamentuojančių aktų neinterpretuoti, o tiksliai žinoti, kur mes galime prisimti atsakomybę, nes panašu tikrai mūsų kolegos mokyklos bendruomeninės, kurios jau turėjo patikras, sulaukė klausimynų, kurios yra pritaikyti tradicinėm mokyklom ir visi susidurėm su tokia, na, tarsi dviprasmiškumu esam veikiam, bet nepasiruošę tiesiog vieni su kitais rasti atsiskaitomybių arba kontrolių būdų, kurie tiktų ir mums, ir kontroliuojančiam institucijom. Tai dabar aš kol pakalbėsiu dar iš tikrųjų apie kokias vertes ir iššūkius mes išgyvenam, aš gal linkus būčiau dalinti šito mikrofonu su savo kolegėmis,
su kolegomis ir mokytojais, kurie čia pas mus mokykloje dirba. Ir, na, aš daugiau papasakau tokius iššūkius, o jie pasidžiaugs iš tikrųjų, kokios mūsų kasdienos ir kaip mes gyvenam. Ačiū, labai malonu. Mane kaip mama nuo pat pirmų apsilankymų sužavėjo tai, kad mes negalėjome atskirti, kurios iš visų švelnių moterų buvo mokytojos, o kurios buvo mamos. Mes iš tiesų krapštėm galvas labai dažnai su vyru, vis tiek negalėdavom išspręsti tos myslės. Bet kas labai taip pat patiko, kad visą laiką pasitikdavo apkabinimai ir šypsenos, to labai trūkdavo visur kitur ir labai buvo gera. Ir dėl to mes važinėjame to iš toli, dėl to, kad tai yra verta. Mūsų vaikai verkia, bet todėl, kai reikia išeiti ir kada artėja atostogos. Ir taip pat mus pakerėjo toks pat dalykas, kaip ir kuomet jie šioje mokykloje bandė aprašyti obuolį. Išsinešė obuolį į lauką, jie atsikando, aptarė jo skonį, jo kvapą ir tik tada pradėjo rašyti. Ir kai aš pradėjau čia taip pat ateidinėti, atnešėm, išbandėm įvairius dalykus, kaip ir duonos kepimą. Tai buvo dar giliau, mes ir matavom, ir svėrėm, ir aprašėm, kiek sudėjome miltų prieš tai, kokius miltus dėjom, koks raugas, kokie kiekiai, kmynai ir taip toliau. Taip pat rašėm ir sprendėm, na, ar pakito svoris iškepus. Taip pat ir dekoravom viskas kartu, bet svarbiausiai, kad vaikai turi tą tokią pačią gražiausią jutiminę patirtį, o mūsų vaikai namuose kalba angliškai. Dėl to buvo pats geriausias sprendimas ateiti į šitą mokyklą, nes pamatėme pačius greičiausius, pačią geriausią patirtį, mes matėm pokyčius vaikų kalboje, kurios nebuvome matę ilgai, kai jie mokinosi kitose mokyklose. Čia investuojama mokomės taip pat, kaip kovoti su patyčiomis, bet taip pat mokosi vaikai ir kaip vysto savo garbę savo ir kaip čia dabar ieškau žodžio, taip, savivertės ir taip pat vertinti kitą žmogų, bet taip pat ugdomos yra ir pačios visos kitos gražiausios vertybės čia būtent tokio tipo mokykloje. Todėl man yra garbė ne tik tais dirbti, bet taip pat ir vesti mūsų vaikus į šitą įstaigą. Nes mūsų vaikai nesulaukia pirmadienių, jie gauna viską, kas geriausia. Ir taip pat jų akademiniai pasiekimai yra įspūdingi. Mes labai džiaugiamės. Ačiū. Galbūt kam galėčiau perduoti mikrofoną. Ar dar mūsų patirtis įdomi, Akvilė, mums dar tęsti? Gali tęsti kuo konstruktyviau, nes truputėlį laikas spaudžia, tai tiesiog dėl to. Tai aš tiesiog gal paprašysiu dar mokytojų prisijungti. Labą dieną. Pas mus taip pat irgi savito ugdymo vertė, na, kaip mokykla yra labai svarbi. Ir čia kiekvienas juda savo tempu, kiekvienas vaikas gauna pakankamai dėmesio, dėl to, kad pas mus yra nedidelės grupės, visi yra apsupti meilės ir didžiulio dėmesio. Visi esame viena didelė šeima, padedanti vieni kitiems augti. Šitoj mūsų mokyklai mokomės kiekvienas išgirsti vienas kitą, suprasti, palaikyti vienas kitą ir atverti visas gražiausias savybės. Tai va, tai ačiū visiems labai. Labą dieną. Mano patirtis čionais, kaip atvykau į šią nuostabią mokyklą, tai pirmas buvo rytas apsikabinimas. Visi čionais yra tradicija nuo pat pradžių. Įžengus į mokyklą turi būti šypsena ir apsikabinimas. Tai tiesiog būna mūsų visų toks nuo pat ryto sutvirtinimas.
Ir kas labai yra svarbu, tai yra bendruomeniškumas. Tai yra pats pagrindinis dalykas, o jisai labai jaučiasi tarp mūsų. Ir mes galim nuoširdžiai dalintis vieni su kitais ir esam vienas kitą išgirstam. Ir tuo pačiu vaikai tą visą dalyką, tą mūsų tokią pusiausvyrą, harmoniją, kurią mes patys sukūrėm, jie jaučia ir tas emocinis klimatas yra visiškai kitas ir vaikam tikrai padeda tas mūsų emocinis klimatas augti. Jiem ne vien tik tai akademiniam žiniom, bet ir emociškai ir iš viso aplamai. Tai ačiū labai. Mes labai džiaugiamės, kad mūsų iš 13 ugdytojų darbuotojų įstaigoje tik tai 3 nėra mamos, tėčiai, broliai, sesės. Tai dabar labai mielai aš noriu perduoti mikrofoną mūsų kolegijai, kuri atėjo į startinius metus, atėjo kaip mama. Ir kai aš jos paklausiau, kaip Laura dabar, kaip tau atrodo akademija, ir mes panašu, kad apsipratę. Sako, man tikrai reikia pagalvoti, kaip buvo anksčiau, nes aš apsipratau ir atrodo, kad viskas taip ir turi būti. Labą dieną. Danutė, pasakėt pusę mano kalbos. Nu, puiku. Tai, žodžiu, iš tikrųjų taip ir buvo. Kai atėjom į akademiją su šeima, su savo 4 vaikais, atrodė, jautėm labai daug skirtumų tarp tradicinio mokymosi ir to, į ką mes įėjom tuo metu. Tačiau dabar, kai antra dukra baiginėja jau 4 klasę, baiginėja akademijos nuotykį, atrodo, kad kitokio mokymo net negali būti. Akademiją aš vadinu nuotykiu. Tokiu nelengvabūdišku, tokiu, kurį gerai apgalvoji, tvirtai nusprendi ir jau nebesisukioji atgal. Ir tas jausmas, kai vaiką išleidi ir tu supranti, kad jis gerai jaučiasi, yra matomas, girdimas, mylimas, gerbiamas ir jo atsižvelgiama į jo individualius poreikius, man atrodo, šiuolaikiniai mamai ir tėčiui neįkainojamas dalykas. Ir žinoma, gamta. Vaikams čia gamta, buvimas gryname ore yra nuolatinis būvis, tai nėra tik kartą išeiti į lauką. Ir džiaugiamės, kad esam čia. Ačiū. Tai aš tik tai dar noriu pasakyti, kad vienas iš mūsų tokia specifika mokyklos, kad čia dažniausiai tampame mes tokiu šeimoms, kurios grįžta iš svečių šalių, iš užsienio, iš didesnių miestų, todėl kad čia yra patogu auginti vaikus, saugu. Ir tai yra sąmoningų šeimų pasirinkimas mūsų mokykla. Todėl, kad rajone pas mus nėra bloga švietimo būklė. Pas mus yra puikios mokyklos valstybinės. Čia tiesiog ateina žmonės turintis aišku tikslą, kodėl. Tai viena iš šeimų, labai graži, Editos ir Tado, aš tikrai labai noriu, kad jūs išgirstumėt, galbūt daugeliui šeimų pavyzdys, kodėl kartais iš didžiųjų miestų verta grįžti į regionus, nes čia iš tikrųjų patogu auginti vaikus. Prašau. Tai mes gal pabandysim trumpai pasidalinti savo patirtim, kada prieš 3 metus, jau turbūt jau beveik 3 metus, mes atsikraustėm į Raseinius iš Kauno ir tuomet jaudinomės tik dėl vienintelio dalyko iš esmės, tai kaip priprasti mūsų dukrai, tuo metu 3-metei, prie naujos ugdymo įstaigos, nes Kaune turėjom galimybės rinktis ugdymo įstaigą, kokią norim, išsirinkom ją pagal šeimos poreikius, pagal savo vaiką, savo ritmą. Ir jaudinomės tik dėl vienintelio dalyko, ką mes surasim šitam mieste. Ir atsikraustę, pabandėm nueiti lengvuoju keliu, pasirinkom darželį, kuris arčiausiai gyvenamosios vietos, arčiausiai namų, pabandėme jį pasimatuoti. Ir mūsų dukrai buvo daugybė klausimų jos mažoj galvoj, kodėl, pavyzdžiui, vaikai gali žaisti tik tai šitam mažam kvadratėlyje, kuris skirtas jų grupiai. Arba kodėl vyresni vaikai žaidžia atskirai nuo mažesnių. Ne? Ir mes, girdėdami jos tuos klausimus, supratom, kad tai yra signalas vis dėlto ieškoti toliau. Ir ieškojom, kol suradom Akademiją gamtoje.
Ir tada, kada suradom, mes pajutom, kad visą tai, kodėl mes tada Kauno darželį rinkomės, mes radom ir mažam mieste. Tik šalia to mes dar radom ir didesnę bendruomenę, nes čia yra ne tik tai iki mokyklinio ugdymo įstaiga, bet dar ir mokykla. Ir mes dar gavom daugybę gamtos, kaip kolegos sakė, ar ne, jie nuolatos auga griname ore, lauke, pažįsta 4 metų laikus ir ne iš paveikslėlių, o iš patyrimo. Ir dabar mūsų jau 2 dukroms nebekyla klausimų, ar kiemas yra visų, ar kamuolys yra visų. Jos tiesiog mokosi augdamos pagal didesnių pavyzdį. Dabar jau viena kitai ir draugams padeda natūraliai. Viskas aišku, kad didesni padeda mažesniesiems, mažesnieji stiebiasi pagal didesniųjų pavyzdį. Ir tas bendruomeniškumas, kurį mes čia radom, atliepia ir mūsų poreikius tada, kada mes antrąją dukrą leidom jau į šitą darželį. Ir jau galim palyginti tuos 2 didžiuosius baubus, vadinamus dažnai adaptacija darželyje, tai mes abiem atvejais tokio dalyko kaip ir neturėjom. Ir esam pavyzdžiai, kaip galima išleisti vaiką į darželį su 0 ašarų adaptacijos metu, jeigu ugdymo įstaiga iš tikrųjų bando atliepti vaiko poreikius, va to konkretaus vaiko poreikius. Tada su tėvų ir pedagogų bendru darbu tai ir manoma visiškai paprastai. Ir mūsų turbūt kaip tėvų pagrindinė žinutė būtų visiems pedagogams, pirmiausia, kurie dabar mus žiūri kitoje ekrano pusėje ir galbūt svarsto, kaip Danutė kažkada, o gal visgi nauja ugdymo įstaiga, o gal kurti, o gal sava, o gal kitokia. Tai mes kaip tėvai šiandien siunčiam labai aiškę žinutę. Pabandykit, mes labai laukiam jūsų ir ypač mažuose miestuose, nebūtinai Kaune, nebūtinai Vilniuje, ar ne? Maži miestai labai labai laukia alternatyvių ugdymo įstaigų, kitokių, nes visos šeimos yra skirtingos, visi vaikai yra skirtingi. Ir kuo daugiau skirtingų ugdymo įstaigų, tuo mes vaikus užauginsim individualiais, autentiškais. Toks bendras tikslas turbūt. Stipriais. Tai tokia mūsų šeimos patirtis. Aš Ačiū labai jums. širdingai dėkoju mūsų komandai. Nežinau, Akvilė, ar mes dar turime porą minučių laiko? Ne, jų nebeturiu, atsiprašau labai. Tai labai gerai, nes mes iš tikrųjų tiek visko daug norėsim pasakyti tada, kai jūs šiandien atvažiuosite vakarienės pas mus prie bendro kazano, kur rinksis visa akademijos bendruomenė. Mes šitai pasidžiaugsime savo vaikų pasiekimais, kartu pavakarieniausim ir tikriausiai tai bus didžioji vertė. Ne tada, kada iššūkis išgyventi su 0,3 mokinio krepšelio arba su pusė krepšelio, bet tada, kada mes pilnais krepšiais čia susitinkam, vakarieniaujam, džiaugiamės, klausomės mūsų vaikų koncertų, žiūrime jų spektaklius, džiaugiamės aukštais nacionaliniais pasiekimais ir džiaugiamės esantys tokioj šeimoj bendroj, kokiai dabar mes čia visi surėmė pečius, suorganizavom tokį šaunų renginį, konferenciją. Ačiū jums visiems, bičiuliai. Ačiū jums labai labai. Tikrai esat nuostabus, labai gera buvo matyti jūs, saulėtus tokius, Raseiniuose, mes esam salėje, mažiau šiek tiek čia saulės šviesos. Ir čia buvo šiandien paskutinis pranešimas. Tai suprantu, kad truputėlį vėluojam ir dar buvo suplanuota refleksija, bet tada tiesiog norėčiau atsiųsti jums kelis klausimus elektroniniu paštu. Ir tada, kada turėsit minutėlę laiko tiesiog atsakyti, nes mums tikrai labai svarbu irgi žinot, kaip jūs čia jautėtės, ką išsinešėt iš konferencijos, nes vis dėlto mes nesam profesionalai konferencijų organizavime, ypač pirmas pusvalandis tą parodė, bet žodžiu, augam, mokomės. Ačiū. Tai dar vieno žmogaus konferencija nebūtų įvykusi. Tai
Ilonos Grigaravičienės, švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo programų skyriaus patarėjos, kuri buvo konferencijos angela. Ir ačiū Jums visiems dalyviams, buvusiam gyvai ir nuotoliu, kad galėjom čia sukurti specialią, ypatingą, nuostabią erdvę patiems savo paaugti, kaip tėvai, kaip mokytojai, kaip edukatoriai. Ir kad čia galėjom susirinkti dėl savo vaikų. Nieko svarbesnio mes ir neturime. Tai ačiū Jums, kad kiekvieną dieną prisidedate prie mūsų pagrindinio tikslo, kad vaikai jaustųsi laimingi, saugus mūsų mylimoj žemėje. Ačiū Jums kiekvienam, kad esate, kad nešate savo šviesą ir iki kitų pasimatymų.